Sveiki gyvi. Visų dabar nepasilabinsiu, kurie tiesioginiam eterį, bet pasilabinsiu tikrai su bent vienu žmogum, o paskui kiti galbūt ir įsijungsim. Tai kas dabar ekrane čia pradės susigaudys, susidėlios, tai čia mes turime svečiuose Živilę. Živilė, labas dar kartelį. Labas ir Labas, visiems, Povilai, kurie sveiki visi. prisijungėt. Mes šiandieną Živilę turim svečiuose. Aš daug nesiruošiu kalbėti, todėl kad labai norisi ir pasiklausyti, ir tuo pačiu ir prisiminti knygą, ir tas idėjas, kur Lis apie jas jau nebe, nežinau, čia daug metų apie tai kalba ir tyrimai ir visa kita. Tai bet Živilė turbūt yra vienas didžiausių ekspertų Lietuvoje jos knygos. Jeigu tai paimtume kaip kokią Romeo Odisėją, žinai, sakytume, nugi papasakok apie tą skyrių. Ir, žinokit, turbūt ir papasakok. Tai, nežinau, perdedu, neperdedu, bet Živilė, smagu, kad atvykai, smagu, kad prisijungiai, radai laiko. Mums aktualūs dalykai yra, turbūt tiem žmonėm, kurie aktualūs dalykai yra čia prisijungę, kiti stebi įrašą, tie, kurie galbūt mus stebi dabar YouTube kanale, tai žinokit, kad visas šitas įrašas yra Mastering Awareness School bendruomenės. Tai jeigu dar nesat prisijungę, tai prašymuose pamatysit nuorodą, prisijunkit. Šiandien turim Živilę, kitą antradienį galbūt turėsim dar kažką. O kas čia žino, su Živilė aną dieną šnekėjom. Jeigu per valandą nespėsim pasišnekėti apie visus krabus, kranus, tuos, nedaugintus, sakim kitaip reikia vadinti, gausintojus arba slopintojus, tai gal mes dar kartą susitiksim ir pasišnekėsim. Tai tie, kas bus iki pabaigos, Živilė turi dovanų. O mes turim ir klausimų, ir noro pasidiskutuoti, tai jauskimės laisvai, kas turi arbatos, kas galbūt kavos. Pradėkim tada mūsų bendruomenės susitikimą ir Živilė, kasgi tie gausintojai yra ir kaip juo patapti vienu iš jų, būti tam klube žmonių, kurie jau turbūt gal ir atsakė į klausimą, tai kas yra tas geras vadovas, nes aš tai taip tiesą sakant iki dabar nežinau. Oi, tai čia tas klausimas turbūt toks neišsemiamas ir neturintis vieno apibrėžimo, bet gal prieš neriant į tuos tokius, net ir temos šiandien pavadinimas, arba, kaip sakau, man pačiai patinka kartais kategorizuoti ir nors nemėgstu kraštutinumų, bet šitoj temoje jie puikiai veikia. Tai va tie gausintojai arba slopintojai, maksimaliai gražiai lietuviškus terminus šiandien stengsimės vartoti su Povilu, bet iš tikrųjų labai gaila, kad šita nuostabi knyga, jeigu kas tikrai skaito anglų kalba, rekomenduoju bibliotekose ar pirkti nepaprasto gėrio, grožio ir gylio. Ir kraštutinumai dėka šitos knygos yra labai padedantis, kalbant apie lyderystę. Arba netgi labiau, sakyčiau, apie vadovų elgsenas ir elgesį, kokį rezultatą jie savo vienokiu ar kitokiu pasirinktų elgesiu iššaukia. Ir tie žmonės krabai, žmonės kranai, kažkada šitą metaforą ganėtinai seniai pasigavo mane vienam iš pokalbių ir labai gražiai konversuojasi priklausomai nuo temos, ar tai būtų coachingo sesija, ar tai būtų mokymo sesija vadovams ar jų komandoms. Ir tai padeda labai aiškiai suprasti. Tai žmonės kranai arba tie gausintojai, kurie iš esmės mus praturtina, mums padeda augti, mus skatina norėti matyti plačiau, veikti daugiau ir atitinkamai tie, kurie mus tempia žemyn arba slopina, šalia kurių iš tiesų ne visada jaučiamės, gerai, jeigu taip ūkiškai, žmogiškai galėčiau garsinti. O prieš neriant į knygą ir knygos turinį, man būtų smalsu išgirsti, pamatyti, kiek iš jūsų šiandien dalyvaujančių čia šiame mūsų renginy esate skaitę knygą. Tai jeigu nežinau, ar pokalbių svetainė, ar kažkokią emociją galit panaudoti, kad matytumėm truputėlį interaktyvesnės reakcijos. Živilė, gal dar kartą gali įgarsinti, kokia tai buvo knyga? Galiu įgilę. Tai yra Lis Wiseman Multipliers. Dėkui. Nematau daug, Povilai, išskyrus tavo ranką. Dar turime pokalbių langę, ar ne?
Aha, ne, ir visi neigiami. Nu tai žinokit, tada labai smagu. Kviečiu įsijungti visą smalsumą, klausti, diskutuoti. Mes irgi su Povelu sutarėm, kad šiek tiek pasidiskutuosim. Aš tokį bendrą paveikslą pristatysiu, o šiaip tai pakviesiu paieškoti bendrai atsakymų, kas tas geras vadovas mūsų kiekvieno supratimu. O prieš, kaip ir sakiau, neriant į knygą, noriu truputėlį irgi paskatinti jūs aktyviau dalyvauti, kas galit, kam patogu. Eglė, matau, vairuojate, tai prašau saugiai tą daryti. Taip, jeigu skirtumėt kokias kelias sekundas ir iš savo patirties praktikos prisimintumėte, kas buvo geras vadovas jūsų gyvenime. Ir ką jis darė tokio, kad jūsų atmintyje tas žmogus, šiandien apibendrintai, neskirstysiu lytimis jis ar ji, bet tiesiog žmogaus perspektyvą, ką tokio jis darė, kad jūsų atminty liko kaip geras vadovas. Trumpai, jeigu galit pasidalinti pokalbių lange. Leido veikti, bandyti, Loreta įvardino iš karto. Pasitikėjo, leido klysti. Plėtė akiratį, mokė išlaukti mano asmeninio pokyčio augant. Pasitikėjo ir vedė. Pagarba, laisvė veiksmams, empatiškas, rūpestingas, džiaugiasi ir iš poziciją ir kažkas susiplakė tekstas, atrodo. Skatino daryti, liepė mesti darbą ir pradėti. Opa. Skatino daryti tai, ko bijojau. Pasitikėjo, tikėjo manimi, profesionalumui įsiskyrė. Tai neribokit savęs, galėsit dar rašyti arba savo galbūt pasižymėti, truputėlį pareflektuojant daugiau. Na ir atitinkamai noriu paklausti, jeigu galit pagalvoti tas pačias kelias sekundes ir pasidalinti savo patirtim, kas jūsų atminty liko kaip blogas vadovas ir ką jisai darė, dėl ko jūsų atminty liko būtent su tokia etikete. Grįžtamą ryšį priėmė asmeniškai, jau prasideda vėl dalinimais. Aš dabar jūs gal įgarsinu, nes nežinau, ar bus visi matomi, bet... Garsink, nes labai faina, žinok, labai į temą. Kategoriškumas, čia kaip savybė pasižymė. Grįžtamą ryšį priėmė asmeniškai. Jau šitą sakiau. Okay, kas dar? Man toks vienas užstrigęs yra apie žinojimus, kad, visada žino, visada žinojo. Nei klausė, nei girdėjau. Nuolat jaučiausi nepakankama. Taip, ne? Vieną šnekėjau, kitą darė. Opa. Nurodinėjo, kaip turi būti, o netarėsi, kritikavo, nurodinėjo, kaip turi būti, o netarėsi, kritikavo nekonstruktyviai. Nebuvo grįžtamojo ryšio, reikdavo daug, jautėsi pats geriausiai viską žinantis. Tokie bendri. Tai tikrai labai labai dėkoju už atvirą tokį ir aktyvų dalinimąsi. Man Ugne labai pačios pasidalinimas patiko, ten net kirti galima porai vietų dėti, nei klausė, nei klausė, nei girdėjo. Tai visi jūsų pasidalinimai iš tiesų labai gražiai patenka į tas žmonių arba vadovų, kranų, krabų ir gausintojų bei slopintojų apibrėžimus. Ir jeigu jau pristatyti pačios knygos turinį, tai pati pradžia, kuo išskiria vieno arba kito kraštutinumo elgsenų prasme vadovus, prasideda nuo to, kaip jisai mato žmogų. Ne, savo kolegą, savo komandos narį, savo kolegą kaip Piersą, šiandien irgi dovanokit už anglicizmus, ir lygiai taip pat aukštesnio lygio vadovus, kaip vadovo rolėje žmogus veikia visomis kryptimis. Ir
matau vėlgi iš tiek, kiek galiu pažinti žmonių, mes turime čia ir kaučių, ir akredituotų kaučių. Tai pirmas tas išskirtinumas tarp gausintojų ir slopintojų, kaip vadovas žiūri į savo komandos narį. Gausintojas arba vadovas kranas, jisai mato žmoguje galimybę ir tiki, kad jo kolega arba komandos narys žino, turi atsakymą, tiesiog jam reikia jį padėti rasti. Plečia jo gebėjimą ir iš tiesų padeda tokiu būdu augti. Tai tiki, kad atsakymų žmogus turi, jam tik reikia padėti juos atrasti, paskatinti. Slopintojas tuo tarpu mato kaip labiau silpną, tą, kuriam būtinai reikia padėti, kuris nebūtinai gali pats padaryti. Ir iš tiesų, jūsų tie pavyzdžiai, patirčių pasidalinimai labai daugeliu atžvilgių atliepia tai, kokį požiūrį į jūs galimai turėjo jūsų geru laikomas arba blogu laikomas vadovas. Ir toliau knygoje analizuojami 5 pagrindiniai elgsenų tipai iš vienos ir kitos pusės. Ir pabandykime palyginti su tuo, ką jūs dalinotės ir kaip jie yra apibūdinami. Tai pirmas elgesio tipas, kaip mes iš tiesų žiūrime į žmones, kaip išmintingas, protingas būtybės ir kokį elgesį galime pastebėti iš vadovo pusės. Tai jeigu vadovas veikia kaip gausintojas, dažniausiai jisai samdo stiprius specialistus, profesionalus, talentus, tuos, su kuriais ir jam, ir komandai, ir organizacijai būtų lengviau dirbti. Tuo tarpu vadovas slopintojas stengiasi dažniausiai samdytis silpnesnius komandos narius, nes kuria tarsi savo imperiją. Netgi yra toksai posakis, kurį kažkada pakankamai dažnai savo komandoje kaip epitetą tokį lygindami sakydavom, kad stiprus vadovas samdosi labai stiprius A klasės lygio komandos narius. Silpnas vadovas arba slopintojas stengiasi samdyti silpnesnių žmonės, nes tokiu būdu užtvirtina savo poziciją. Dažniausiai veikimas būna iš tokio nesaugumo požiūrio, nesaugumo elgesio, tam, kad užsikalti savo kuoliukus ir statyti savo imperiją. Tai angliškai tas terminas slopintojo ir būtų the empire builder arba imperijos statytojas, o gausintojo terminas naudojamas kaip the talent magnet arba talentų pritraukėjas ir kūrėjas tuo pačiu. Antra elgsena, kurią matome iš tiesų lygindami ir vieną ir kitą vadovo tipą, knygoje aprašoma kaip vadovo įgalintojo, kuriančio galimybės ir leidžiančio žmogui įdarbinti savo gebėjimus tame tarpe ir darančius klaidas. Toks vadovas, gausintojas yra laikomas kaip the liberator arba išlaisvintojas. Tuo tarpu vadovas slopintojas dažniausiai pastebimas kaip kuriantis įtampą, kontroliuojantis rezultatą ir labai dažnai kritikuojantis. Ir čia jau etiketė klijuojama the tyrant arba tirono. Tai vėlgi galima pastebėti tam tikrus ryškius kraštutinumus, bet tokiu būdu mes irgi suprantame, kad tie gausintojai. Živile, tavo išsijungė garsą, žinau. Va, nežinau, kas nutiko. Jo, bet mes dalies negirdėjom dabar, žinok. Aha, ką paskutinį? Po tironų. Jo, kaip užvadinta. Ir ką mes matom, kad iš tikrųjų visame šitame apibrėžimų rinkiny yra naudojamas jau mums irgi įprastas iš coachingo spektras, nuo paties blogiausio iki paties geriausio.
Tai vėlgi matysim, kad tos elgsenos nėra tik tai juoda balta, bet tam, kad jas galima būtų atskirti ir išskirti, labai ryškus atotrūkis ir tokio juoda balta principo palyginimas yra naudojamas analizuojant visą knygą. Trečia elgsena, kurią aprašo knygoje iš vadovo gausintojo pusės, tai yra ta vieta, kurioje kuriami komandos narių auginimui pakankamai iššūkio turintys tikslai, kur duodami projektai, negu kartais žmogus galėtų padaryti, bet tai nėra kraštutinumo prasme iššūkį keliantis projektai tam, kad galima būtų plėsti gebėjimus, kurti patirtį ir auginti įgūdžius. Tokiu būdu vadovai, gausintojai yra apibūdinami kaip the challenger, tai yra kuriantis pakankamai augimui erdvės, bet ne tiek, kad žmonės sudegtų arba iš tiesų papultų į sritis, kuriuose jų gebėjimų jau nebepakanka apskritai. Tuo tarpu vadovai slopintojai dažniausiai kuria tokią aplinką, kur jų žinios yra prilyginamos visą žinančiam ir ten, kur gali pats vadovas sublizgėti, neleidžiantis pasireikšti savo komandos nariams ir neretai iššokantis darbą padaryti už juos. Ir šita kategorija knygoje yra apibūdinama kaip they know it all. Čia buvo ir jūsų pasidalinimuose pavyzdžių pateiktų. Ketvirta elgsena, kurią aprašo knygoje vadovų tarpe, kaip yra priimami sprendimai. Tai vadovai gausintojai, ir mane šiandien paveda internetas. Balsas girdėjau, tik vaizdas buvo sustojęs. Liuks. Tai ketvirta kategorija yra skirta aprašyti taip, kaip priimami sprendimai. Tai vadovai gausintojai iš tiesų kviečia visus diskutuoti ir ieškoti bendro geriausio sprendimo. Ir apibūdinami jie angliškai kaip the debate maker, kad mes kalbamės, tariamės ir ieškome geriausio sprendimo ar veikimo kartu. Tuo tarpu vadovai slopintojai yra apibūdinami kaip the decision maker arba mes pasitarėm ir aš nusprendžiau, turim tokį tautosakoj pasakymą, kur tarsi kviečiu jūs pasisakyti, bet nebūtinai klausau arba klausiu ir noriu girdėti tai, ką jūs sakote. Čia Ugnės buvo labai gražus į temą pasidalinimas iš patirties. Ir penkta kategorija elgsenų apraše yra apie tai, kaip atliekami darbai įgalinimo ir delegavimo prasme. Tai vadovas gausintojas yra apibūdinamas kaip the investor arba investuotojas, kuomet yra deleguojama su pilnu atsakomybės prisiimimu, su tikimybė, kad galimos klaidos ir atitinkamai tada augimas galimas, mokantis iš klaidų, reflektuojant. Tuo tarpu vadovas slopintojas yra apibūdinamas kaip mikromanageris, the micromanager arba mikrovadybų užsiemantis, kuris iš tiesų alsuoja į pakaušį ir tarsi imituoja, kad aš tavim pasitikiu, aš tau deleguoju darbą, užduotį, bet nepraleistų galimybės pasitikrinti arba iššokti, o kaip ir ankstesniai kategorija elgsenos aprašytoj, galimai net imsiu ir padarysiu pats, nes tau nebūtinai gaunasi arba aš greičiau galėsiu išspręsti, ypatingai jeigu tai yra labiau įtempta arba stresinė situacija. Tai skaitant tokius kraštutinumais apibūdinančius aprašus vadovų elgsenų, galime tada sakyti, o tai kas iš to, koks skirtumas ir kokia vertė organizacijai. Tai tikiu, kad ir per savo patirtis, ar dirbdami su vadovais, ar patys būdami vadovais, galite prieiti prie išvados, kada jūs sėkmingesnį rezultatą ir kaip pasiekėte arba pasiekia vadovų komandos,
kurias jūs stebite iš šalies, bet po atlikto tyrimo visame pasaulyje tiek kultūrinė prasme, tiek vadovų patirčių prasme, investicinė grąža buvo paskaičiuota tokia, kad jeigu organizacija turi daugiau vadovų, skatintojų, augintojų, gausintojų, tai žmonių gebėjimai ir kuriama vertė prilyginama 200% didesnė arba 2 kartus didesnė. Tuo tarpu vadovai slopintojai, jie maksimum gali išspausti, net tokį terminą leisiu savo panaudoti, apie 50% žmonių gebėjimų. Tai atitinkamai, kada yra vadybinių elgsenų miksas, tą rezultatą turbūt bendrai organizacijos prasme galima sukalibruoti į vieną kitą pusę, bet jeigu jau žiūrėti į atskiras personalijas ir susijęti su dar kitais organizacijos vystymo rodikliais, tai matyt panašias statistikas ir galime pastebėti. Tai vadovai slopintojai mėgsta dominuoti patys, būti šlovės zenite, laukti komplimentų ir labai dažnai įsižeidžia, jeigu jų garbė, šlovė ir pastangos nėra įvertinamos. Vadovai gausintojai tuo tarpu stengiasi augti augindami kitus. Ir kuo dar galima pastebėti pasižyminčius šitokią elgseną ir praktiką vadovus, kad jie užaugina nemažai talentų, kurie sėkmingai auga ir organizacijos viduje priklausomai nuo organizacijos struktūros ir dydžio, arba tų talentų priaugina ir išleidžia į rinką, ko džiaugiasi vėliau kitos organizacijos. Tai toks greitas galbūt pristatymas, apibendrinimas pagrindinių kategorijų. Nežinau, kviesčiau pareflektuoti. Loreta, mačiau, rašei, kad buvai mokymuose. Gal iš savo pusės dar kažkuom papildyti norėtum? Tai va čia man refreshas yra, nes dabar pasižiūrėjau, kad aš tuose mokymuose buvau 2002 metais. Visos dienos ir labai mes ten kapstėmės. Živilė, kažin čia ryšys susigros kažkaip. Loreta, pabaigai, aš galiu dar paklausti tada tokia. Živilė, o iš tavo patirties, kaip tu, nežinau, gal čia įvertint, gal sudėtinga, bet gal kokį, žinai, bendrą pastebėjimą, kalbant apie tuos gausintojus, kuri dažniausiai savybė duoda tų didžiausią efektą organizacijoje iš tų 5 išvardintų? Gal yra kažkoksai, nežinau, tokie savos patirties pasidalinimo, žinai, kad vis tiek tu esi ir čia, ne tai, kad dabar to pasaulinio lygmens, bet, kadangi su daug vadovų susiduri, ne tai, kad su vadovų, bet ir su organizacijų, tai jose labai gali matytis, kas mums toks labiausiai artimas, taip lietuviškam tam darbiniam pasauliui. Aš galiu galbūt, žinai, labiausiai pasidalinti iš to, ką matau, kai pastaruosius 1,5 metų aktyviai dirbu su organizacijom ir organizacijų kaip darbdavių tyrimą atliekame. Ir viena iš dalių, kuriuose pakankamai didelį informacijos kiekį apdorojame, ką žmonės kalba apie vadovus, tai daug elgsenų patenka į tas kategorijas, kurias aš čia galbūt tavo klausimo klausydama apibūdinčiau kaip the challenger arba to tokio iššūkio ir galimybių augti kūrimo. Kodėl? Nes Lietuvoje žmonės nori jausti, kad jie mokosi, auga, turi karjeros galimybių, kad jų gebėjimai yra vertinami ir kad jiems skiriamos užduotis, tikslai, projektai atitinka jų gebėjimus. Nes tikrai yra organizacijų, kuriuose žmonės skundžiasi, taip yra darbo daug, darbas įdomus, bet kartais man duoda tokias užduotis
ir projektus, kuriuos aš net nesuprantu, ką turiu daryti, nuo ko pradėti. Kitaip sakant, jau aš ateinu su baime, kad mane pakiša po autobusu, kad aš iš tiesų esu užprogramuota nesėkmiai. Dar vienas dalykas yra, sakyčiau, patektų po kategoriją penktos elgsenos arba tai, kur vadinam the investor, tai kuris investuoja į santykio kūrimą su komandos nariais. Ir va čia tas klauso, klauso, girdi ir kartu duoda atsakomybę. Mes matuojame, kiek leidžia klysti ir ką mes paskui su tom klaidom veikiame, kaip mes augame. Tai čia ir va to psichologinio saugumo dar kita labai smagi tema, į kurią verta pasigilinti būtų. Kitas dalykas, klausia mano grįžtamojo ryšio, jį priima, kaip irgi kažkas dalinas, kad nebūtinai asmeniškai. Dar vienas dalykas, kurį labiausiai matau ir garsiausiai kalba žmonės apie svarbą pagarbos, vertinimo ir įvertinimo bei sąžiningumo. Tai čia, žinai, turbūt visas elgsenos kategorijas galėtumėm įdėti. Ką pačioje knygoje irgi autorė mini, kad nei viena, nei kita kategorija, nei gausintojo, nei slopintojo nėra taip, kad visos 5 elgsenos labai ryškiai yra išreikštos. Dažniausiai dominuojančios yra 3, kartais 4 ir jos yra persipynę priklausomai nuo situacijos, nuo organizacijos. Vėlgi galime suprasti, kad jeigu viena organizacijų vadovas turi galimybę labiau elgtis, jaustis, būti kaip gausintojas, pakeitęs organizaciją dėl joje vyraujančių normų, vertybių, elgsenų ir praktikų, labai greitai gali pasikeisti situacija. Kaip tik šitą, žinok, norėjau paklausti, ar yra, bet čia matai tokia lyg, pavadinkim taip, ne nuo vien jo priklausanti dalis, tarsi pasikeitė organizacija ir ten žiūrėk jau tavo kitas vaidmuo, bet tu turi pavyzdžių, kuomet buvo jisai tas slopintojas ir vat ką tokio padarė, kad būt ten pat, kur jisai dirba ir dirbo toliau, bet patapo tuo gausintoju. Yra pavyzdžių irgi, kas skaitysite knygą, kad labiau klausimas buvo keliamas toks, ar gali slopintojas patapti gausintoju? Atsakymas yra gali. Jeigu sąmoningai pripažįsta, kad turi slopintojų būdingų elgsenų, nori jas keisti ir turi pakankamai aišku veiksmų planą, kaip tos elgsenos keisis. Tai čia vėlgi visi įrankiai yra įmanomi su tais pačiais 360 daromais tyrimais, įvairiais asmenybių testavimais, netgi struktūruotais interviu arba fokus grupių kažkokiais tai įdarbinimais kaip priemonės. Tai su sąlyga, kad žmogus turi indikacijos, kad elgiasi kaip slopintojas, beje, ne visada slopintojai žino, kad elgiasi kaip slopintojai. Ir su tam tikra pagalba bei veiksmų planu nori ir kryptingai veikia, taip tikrai gali patapti labiau gausintojų negu labiau slopintojų. Okay. Aišku, negalėsi pasakyti turbūt vardo pavardės, bet Lietuvoje esi 100% sutikus tuos, kurie pasikeitė atitinkamai, ne? Buvo tokie, patapo tokie, bet jie susikūrė save tokiu, žinai, kaip tu vardini, suprato, pripažino, žinojo, ką keitėsi. Kiek realiai užtrunka laike, turiu minty, kad žmogus jau ne tai, kad pats pasakytų, žinai, jau pasikeičiu, bet kad ir aplinka duotų jam žinią, kad viskas kitaip jau dabar yra. Tai pradėsiu nuo klausimo pradžios, ne vardą pavardės negarsinsiu, turbūt būtų ne visai korektiška, bet aš tikiu, kad ir jūs patys ir savo aplinkoje tokių pavyzdžių matėte, bet įvardinsiu, Povilai, iš knygos porą pavyzdžių, labai gerai žinomų vardų, kuriuos, ir vėl užstrigo mano kamera, kuriuos įvardina autorė. Tai kaip slopintoja, jinai kaip pavyzdį paminėjo
Čyzas ir užkrito vardas. Apple įkūrėja, nu, Steve padėkit Jobsą? man. Steve Jobsą. Ir kaip gausintoja, beje, įvardino dabartinį Apple vadovą Tomą Cooką. Aha. Tai vat du vadovai, ta pati organizacija, beje, gausintojų visas sąrašas ir labai ilgas yra, dalis vardų, pavardžių ir organizacijų pavadinimų man buvo žinomi, kiti nelabai. Bet kadangi štai ir organizacija ir abu vadovai pakankamai žinomi, tai galite tokį palyginimą irgi savo daryti. Dabar apie trukmę, žinok, labai įvairiai, nes priklausomai turbūt nuo situacijos ar poreikio keistis gylio ir pločio, trukmė gali būti pakankamai įvairi. Mano praktikoje trumpiausias periodas, per kurį vieną tokį nedidelį pokytį žmogui pavyko pakeisti ir tame tarpe percepciją žmonių, kurie įvertino kaip slopintoją, buvo 3 mėnesiai. Bet ten buvo toks labai paprastas pavyzdys, o žinom, kad dideli pokyčiai nuo mažų dalykų gali pradėti vykti. Ten tiesiog buvo taip, kad žmonės pradėjo skųstis, kad iš tikrųjų man į akis nežiūri, kai su manim kalbėsi. Labiau intravertiškas žmogus vadovas buvo ir sako, žinai, aš blogai jaučiuosi, kai tu su manim kalbi ir nežiūri man į akis. Tai toks santykinai nedidelis pokytis, kuris turėjo pakankamai didelės teigiamos įtakos tai komandai toje situacijoje ir toje aplinkoje. Šiaip pokyčių tvaresniam įvykti ir jeigu elgsenos yra bent keli elementai iš tų pavyzdžių, kuriuos vardinau, tiek pagal knygą, tiek artimi iš gyvenimiškos patirties, tai trunka nuo 6 iki 12 mėnesių su pakankamai kryptingu darbu. Ir tai reiškia ir vadovų indėlį, ir iš aplinkos grįžtamojo ryšio dažnis, ir lygiai taip pat paties žmogaus aktyvumas ir intencija keistis. Tai dirbant bent kartą į mėnesį, mažiausiai, dažniausiai porą kartų su coachinginiam sesijom, tai vat aš sakyčiau, orientuotis reikėtų į kokius 6-12 mėnesių. Ne, toks lengva įsivardinti ir judėti. Paskui gali ir matuoti atitinkamai, nes vienas veiksmas kitą kartą nebūtinai reiškia, kad jau tai perauks į pastovų tą pokytį, kad jau viskas tikrai taip ir bus. Žiūrėk, vieną kartą gerai padarys ir grįžt prie to seno, žinai, modelio, kurio buvo įpratęs turbūt. Čia vėl, Tikrai taip. Tikrai taip. Ir dar kas, kuomet kalbam apie elgesį, labai gerai tu sakai, Pavelai, vienkartinio veiksmo nepakanka. Tai vis tiek užtrunka laike, o žinom, kad elgesį keisti dažniausiai yra sunkiausia, nes keisti reikia, tuos dalykus, kurių dažniausiai neįvardinam kaip lengvus arba itin malonius. Ir laužyti savo įpročius žmogui vis tiek yra sunkiau. Todėl tie visi tarpiniai įrankiai, matavimai, kad galima būtų pastebėti, kad progresas vyksta ir į tą pusę, kurios norime, jis irgi yra labai svarbus. Aš žiūriu, žinai, laike dar mes turim geras 20 minučių, bet man tokia noras ir net ir bendruomenės, ne tai, kad bendruomenė dabar paklaus, bet tuo pačiu, kad galbūt ir įsijungtume, tai jeigu turėtumėt klausimų, duokit žinią, atliepkit ir tada galima dar bus apie tai padiskutuoti. Bet man jau kartą toksai ir kiekvienam iš mūsų klausimas. Kokias praktikas iš to, ką girdėjot dabar iš Živilės įvardinimo, jūs savo komandoje galėtumėt įvesti artimiausių metų, kaip pavyzdys, gal rytą, ar dar jau gal atitinkamai, gal koks susirinkimas bus, ar ten pokalbis su darbuotoju ar darbuotojais, kad galėtumėt skatinti jų augimą, ne tai, kad jūs parodytumėt, aš dabar jau keičiuosi, bet kad jie dėl to pokyčio jūsų augtų labiau. Tai nežinau, gal čia galėsit parašyti arba galbūt net ir į tokią diskusiją įsivelt dabar, įsivelt gerai, tai žodžio prasme, galite įsijungti ir pasidalinti čia, Živilė gal atlieps iš savos praktikos, tai tokio daugiau gyvumo bus, ne vien tik tai, kad klausimai, atsakymai. Tai nežinau, pagalvokim, koks veiksmas galėtų būti tas, kuris skatintų komandos augimą net.
Tai kol kolegos dalinsis, Rimvydas ranką mačiau kėlę. Nebent apsigalvojat, Rimvydai. Ne, negali apsakyti. Dėkui, dar neapsigalvojau. Ačiū labai, Živilė, už pristatymą, tikrai naudinga. Klausimas iš komandinio coachingo srities, nes ypač jeigu komanda, su kuria darbuojamės, yra iš vadovų visa sudaryta, ne, ir joje ir tokių pasitaikyti gali. Nu, kaip tada ta komandinio coachingo dinamika vyksta ir kaip dirbti su tokiais į skirtingas pusės tempiančiais vadovais, ne, per coachingo sesiją? Labai geras klausimas, Rimvydai, ačiū. Ir mano pačios specializacija dažniausiai ir yra aukščiausio lygio vadovai ir jų komandos. Tai tikrai tenka tokių sesijų matyti. Kas yra įdomu stebėti ir pastebėti, dažniausiai tas pirminis vaibas, kai susirenka, praleisim gero, kokybiško laiko kartu ir prasideda tokios diskusijos, kurios iš tikrųjų, tokios aš paviršutiniam kartais sakyčiau, arba saugiose temose, kur faina diskutuoti, dalintis, toks, lengvai viskas einasi. Tol, kol neprieiname prie ar tai klausimo, ar kažkokios temos, arba tiesiog raktinio žodžio, kuris girdisi ir gražini komandai, ir tada įsijungia pauzė. Ir su ta pauze, kas įvyksta? Vienu atveju vyksta tokia trintis, kur bando vieni pagrįsti, kiti paneigti, kad mes čia turime galimai problemytę. Ir kaip jau minėjau, ne visada vadovas supranta, kad jis patenka į vadovo krabo arba vadovo slopintojo apibrėžimą. Nes atrodo, ašgi šitiek daug visko darau, ašgi taip stengiuosi ir padedu komandai, aš dūšią galiu išversti ant stalo padėti, o jie to nevertina arba jūs to nevertina prasme. Ir tada jau saugiai periname dažniausiai vėlgi per įvairias ir technikas, ir klausimus, prie to tokio diskutavimo, net apibrėžimo susiformavimo, ar ne? Tarkim, viena iš tokių įdomesnių paskutinių sesijų buvo apie tai, kas yra mums atvirumas komandoje. Ir iki sesijos visiems atrodė, kad jie fainiai dalinasi viską, kol vienas komandos narys išdrįso pasakyti, mes 10 metų dirbam šitoj sudėty, mes niekada gyvenime neturėjom tokio pokalbio. Tai tam buvo PDK vadovai, kuris suprato ir išdrįso, ar ne, pereiti į kitą atvirumo lygį. Ir nebuvo tam labai tokių smagių, malonių pasidalinimų. Bet kas buvo vertingiausia, kad su komanda dirbome bendrai ieškodami atsakymų, sprendimų ir veiksmų, ką galime nuo šiol daryti kitaip, kas mums trukdo, ko nebedarom, o ką turėtumėm pradėti daryti, ko iki šiol net nesvarstėm ir net negalvojom, kad galėtų būti būdas arba veiksmas padedantis mums patirti to daugiau atvirumo tarpusavio. Atvirumas prie pasitikėjimo veda. Tai, toks buvo didelis aha momento pavyzdys įvykęs, kuris pakeitė komandos dinamiką, labai pasikeitė nuo tokio aukšto energijos lygį, tokia tylesnį, lėtesnį, ramesnį, daugiau pauzės elementą. Mes nenaudojame, pripažinsiu, toj sesijoje slopintojų ir gausintojų kaip metaforos, ar ne, kaip technikos apibrėžimo, bet pagal diskusijos turinį labai lengva buvo tas takoskyras daugiau mažiau pastebėti ir apsibrėžti galbūt kitais žodžiais, kitais susitarimais, bet ta komanda išėjo ūgtelėjusi per nebūtinai itin malonę patirtį, prie ko buvo anksčiau pratę. Todėl man team buildingai smagu, bet gilios tokios pažintinės susitarimo sesijos, jos tikrai daug daugiau
atveriančias yra. Super. Čia irgi laikė turbūt ir užtrunka ir to laiko, ir tada, žinai, aš galvoju kitą kartą, kiek kartų būna tų pasikalbėjimų, kada užauga visi iki to atviro pasikalbėjimo. Ir tada tas pasakymas jau, žinai, kad mes pirmą kartą va taip dabar per X laiko apie tai kalbėjom ir tuo pačiu kartais net neįvertini, o kiek laiko buvo tokių kartais nevykusių nevykusių gal sunku įvardinti, pasakyti, žinai, bet jie gal buvo ne visi tokie pavykę, bet iš jų susikaupė ir dabar va, pagaliau pramušė, žinai, tas momentas. Ir žinai, kiekvienas tas nebūtinai vykęs pasikalbėjimas, jisai pageneruoja tų tokių nuosėdų, kurios kaupės arba prasprogsta vieną dieną. Arba iš tikrųjų tiek užsema, kad žmonės tiesiog bereikalingai išeina, palieka galbūt mėgstamą darbą, mylimą organizaciją, bet dėl santykio kokybės, bendrystės, priima tokius sprendimus, tai save pradeda gerbti labiau. Dar į Gilę mačiau, ranką buvo pakėlus, tai Gilė. Aha, aš dar pratinuosi prie platformos, nes pakeli ranką, gal tas pats Rimvydui atsitiko ir ją nuleidžia pati platforma, tai ne savo valia. Živilė, ačiū labai už pranešimą ir labai rezonuoja dalys ir aš prisimenu vienas mano tikriausiai brandžiausių vadovų, kurį esu turėjus, apie savo skyriaus vadovą, tiesioginį vadovą, buvo pasakęs, kad aš padarysiu viską, kad mano vadovas būtų sėkmingas. Ir prisimenu, kiek man imponavo tas požiūris. Kita vertus, asmeniniam gyvenime susiduriu, kad pastoviai klausiu savęs, kada brėžti tą ribą ir ką daryti su vadovu, kuris, kaip reflektavau, priema grįžtamą ryšį asmeniškai. Nes ką tu kalbėjai, Živilė, kad labai svarbu yra grįžtamasis ryšys iš aplinkos. Ir tada noras, pastanga, kryptingas judėjimas. Kas jeigu tam pirmame etape, kai tu daliniesi grįžtamuoju ryšiu, kaip žirniai siena. Šitas klausimas man neduoda į ramybės, tai gal per savo patirtį, per prizmę perleis pasidalink, kaip tuomet, ką daryti. Žiauriai geras, tai Gilė klausimas, aš čia greitai pabandžiau pažiūrėti, galbūt taip greitai nesusiesiu su kuria slopintojo elgsena, ar ne šitą, bet gal netgi man ta tokia prie pirmos elgsenos, kur kuria savo imperiją, the empire building, kur aš esu geriausias, ar ne, caraitis ar caraitė. Tai jeigu vadovas sako, žinai, Gilė, man žiauriai svarbus tavo grįžtamasis ryšys ir aš tikrai noriu būti geresnė tau vadovė, bet po 2, 3, 4 tavo nuoširdaus pabandymo matai, kad tai yra ir liekantis toks, gerais norais pragaras grįstas momentais, tai tikėtina 5 kartą jau tu man grįžtamojo ryšio nebeteiksi arba sakysi, žinai, viskas gerai, man faina, važiuojam toliau, dirbam. Tai grįžtamą ryšį reikia gebėti ir duoti, ir priimti. Aš neturiu gero atsakymo, ką daryti su vadovais ir kada nustoti arba nenustoti stengtis ir brėžti ribas, nes vėlgi žiūriu į vardus, veidus pažįstamus, Aušra galbūt neleis man pameluoti, bet kažkodėl aš 20+ metų į HR pasaulį gyvenu, grįžtamojo ryšio mokymai, turbūt top 10 ir iš jo neišlipa ir neketina išlipti. Tai ar tai reiškia, kad mes taip ir nesugebam išmokti, ar tai yra tema, kurioje niekada negali sustoti mokytis? Nežinau, tai jeigu kažkas turit irgi pastebėjimų, galimybių pareflektuoti, bet kažkodėl šitie mokymai vis dar neiškrentantis iš topų. Tai nežinau, Aušra, kviečiu, ar būtų kokia refleksija, pasidalinimas apie grįžtamąjį ryšį. Aš esu labai žmonių aplinkui, nežinau, man geriau dabar kalbėti, ar aš turiu kažkėlę. Nelabai nesigirdė, Aušra, tavo. Nelabai girdis, Aušra. Labai toli nuo mikrofono. Parašysiu. Ačiū labai, atsiprašau, aš čia taip įtraukiau, gal nepatogioj vietoj, bet tiesiog žinau, kad labai giminingoj srity pačiai tenka būti ir tikrai susidurti. Labai būtų įdomi nuomonė išgirsti.
tokį girdėjau įvardinimą, nebūtinai čia dabar ta situacija apie grįžtamojo ryšio, žinai, kad topuose yra, bet vienoje diskusijoje nuskambėjo toks įvardinimas, man jis, pavyzdžiui, rezonuoja labai. Apie tuo tapimų geresnių vadovų, apie grįžtamą į ryšį, apie ten santykio kūrimą, apie psichologinį saugumą ir taip toliau. Ir man, pavyzdžiui, labai rezonuoja vienas įvardinimas apie tai, kad ir neišeis turbūt iš top 10, kaip sakai, Živilė, šitos temos dėl vienos labai paprastos priežasties. Todėl, kad į tas organizacijas, į įmonės, kaip be pavadinsi, būtent tokie žmonės ateina. Ir šiandien, jeigu, kaip pavyzdys, jeigu šiandien kokio nors 8-ko, 10-ko nemokina šitų dalykų, kaip priimti grįžtamą į ryšį, kaip dalintis juo, kaip kurti komandą ir taip toliau, tai po 5 metų jis ateis, gerai, ne po 5, kad ir po 10 metų jis ateis į tą darbo rinką, jis bus net ir vadovo lygmenyje, jis darys sprendimus ir lygiai taip pat jisai nemokės duoti grįžtamą į ryšį, priimti grįžtamą į ryšį, kurti tą pasitikėjimų grįstą psichologinį saugumą savo komandoje. Dėl ko? Todėl, kad jo mokykloje nemoko. Ir čia ne tai, kad dabar kaltinimas, grubiai šnekam, numest viską į mokyklą, bet čia, žinai, vėl, mokykloje mūsų visų reikalas yra, ten mūsų vaikai, ten mūsų, ten mes patys visi esam, žinai, šitoj daly ir čia tada, žinai, kai tu sėdi ofise ir ten jau mokaisi šito dalyko, tai man atrodo dar nepilnai visas darbas padarytas. Kol nenuėjo viskas į tą pačią pradžią, namuose grįžtamasis ryšys, bendras darbas dėl kažkokių bendrų, tos komandos, kabutėse tikslų, mokykloje šitie dalykai. Aš, pavyzdžiui, netikiu, kad po 10 metų, jeigu šiandien vaikų savo nemoka, jeigu mokykloje šito dalyko nemoka, kad po 10 metų tie vaikai ateis, jau vadovais būdami, ateis į rinką ir sakys, žiūrėkit, jau mes viską pakeisim, bus viskas kitaip. Taip pat bus viskas, todėl kad jų šiandien niekas nemokina. Tai, nežinau, čia tos kontroversiškas gal gali atrodyti, bet aš tai, žinok, pasirašau po šitų dalykų. Visai ne, netgi labai tavo į temą, nes atgaudau kaip tik tavo šitą mintį. Ir kadangi pastaruoju metu nemažai tenka analizuoti būtent organizacijų, darbdavių duomenų ir per kartų prizmę. Tai truputėlį užsiminė apie namus, ar ne, jau kaip visa evoliucija, ar ne, kad mes namų aplinkoje pradedame mokytis, tada keliaujame į ugdymo įstaigas ir jau ateiname į darbo rinką. Tai darbo rinkoje mes tą kartų skirtumą jau labai ryškų matome, nes turime 5 šiuo metu kartas ir tame tarpe jau yra tos trintis tarp skirtingų kartų atstovų. Ir jeigu vėlgi žiūrėtume vadovai gausintojai, vadovai slopintojai, kaip bendraujama per grįžtamą į ryšį tarp kartų, kai ir tos pagarbos pritrūksta ir nelabai ten norisi išgirsti, nes sakė, man ten piemburnis neaiškins, o man tu čia boomeriai irgi nepaaiškinsi, kaip aš turiu gyventi. Tai ir pagarbos elementas, ir gebėjimas kalbėti susikalbant ir išgirstant. Nežinai, ten siųstuvu pabūti kiekvienas galim, bet priėmėjų ir išgirsti kitą pusę, norėti išgirsti. Tai čia yra didelis dalykas, tai gal už tai ir neišgrius tie mokymai iš topų. Bet aš, žinokit, stebėdama laiką ir artėdama prie žadėtos dovanos, kaip ir sakiau, pradėjome mes nuo tokio kraštutinumo, apie tokią juodą baltą, tarsi norimų vadovų stebimą elgseną. Noriu pasidalinti, kad knygoje irgi yra prašoma tai, kad nėra viskas taip juoda balta. Ir kad kiekvienas būdamas vadovo rolėje mes galime būti tie tokie situaciniai slopintojai arba situaciniai gausintojai. Ir netgi puikūs vadovai su tikrai pačiom geriausiom intencijom, ką jau ir minėjau, gali būti slopintojai tiesiog dėl to, kad jie to nežino. O atskira kategorija elgsenų išskiriamų būtent per tą situacinį slopinimą, arba angliškai knygoje tai vadina accidental diminisher, yra aprašytos knygoje 9 elgsenos. Tai yra idėjų generatorius, tas, kuris užbombarduoja visus idėjom. Antra kategorija, tas, kuris visada įjungtų aktyvių režimu,
Trečia kategorija – vadovas gelbėtojas. Ir Eigilė, va dabar skaitydama prisiminiau vieną pavyzdį iš knygos. Apie grįžtamą ryšį ten aprašyta plati situacija, kur vadovė gelbėtoja kategorijoje delegavo užduotį vienam naujam komandos nariui ir kadangi nesulaukė rezultato tokiu principu, kokiu pati yra įpratusi dirbti ir nebuvo jie susitarę nei dėl termino, nei dėl standarto, jau pradėjo mikrovadybinti ir iššoko ir vienai bandė padėti, ir kitai bandė padėti, ir vis nesulaukė to norimo rezultato. Ir sako, o kaip aš tau dar galiu padėti? Ir žmogui baisiai daug drąsos kainavo, bet jisai sako, o gal tu galėtum man padėti mažiau? Toks labai smagus aprašytas pavyzdys. Ketvirta kategorija, tas, kuris nustato tempą. Ir suprantam, kad, na, jeigu ir visi dabar išbėgtumėm pabėgioti, tai šiek tiek skirtingų tempų bėgtumėm. Kažkas bėgtų greičiau, kažkas bėgtų lėčiau, bet jeigu susitariam, kur ir kada turim susitikti, tai kiekvienas savo tempu ir net savo maršrutu atbėgtumėm. Tai tas, kuris greitas bėgikas, turi tendenciją pamesti komandas pakeliui. Penkta kategorija yra greitai atsakantis. Tai žinot, kur tik parašai žinutę laišką ir iš karto ateina atsakymas. Bet tie vargšai turi dažniausiai tendenciją greitų metu sudegti, perdegti, nes nebespėja sekto, jeigu dar didesnė komanda tokių susirenka, tai paskęsta laiškų rutinui. Šešta – optimistas su tendencija į toksinį pozityvumą. Septinta – gynėjas, aš kaip sakau, su gelbėtojo ratu arba pagalvėlė aplinkui bėgiojantis ir neleidžiantis suklysti. Aštunta kategorija – strategas, devinta kategorija – perfekcionistas. Šitas 9 kategorijas labai gražiai ir įdomiai aprašo knyga, bet mano žadėta dovana yra, aš į pokalbių langą įdėsiu nuorodą į testą. Tie, kurie kalbate angliškai, galėsite patys pasitikrinti, kokių potencialiai situacinių slopintojų užuomazgų savo kasdieniai praktikoje, elgsenoje galite pastebėti ir pamatyti. Ir dar įdomus dalykas, kad teste yra 10 kategorija, kurios aš nemačiau knygoje, ir jinai vadinasi Resource Manager. Tai tikėtina ten kaip žmogus biblioteka arba su tuo Know It All kategorija galėtų būti visai įdomios ir aktualios. Ačiū Aušra labai už pastangas. Tikiu, kad galbūt bus progų kažkur dar aptarti, pamatyti arba pasidalinti su bendruomenė. Jaučiu, kad šiandien mus kažkiek matyti ryšys pavedinėja, bet aš to jau pat kopijuoju, kad niekas neatsijungtų arba nepamestų galimybės ir tada, Povilai, galima bus gal net atskirai. Taigi jau paskui dėsim atskirai prie įrašo, kad kiekvienas ir pamatytų, kas čia buvo jau bežiūrintis. Bet kas norėtų greituoju būdu, tai tikrai labai kviečiu atlikti testą. Aš pati, kai prieš daug metų jį savo dariau, toks truputėlį eye-openeris buvo. Reikėjo į veidrodį pasižiūrėti ir pripažinti. Bet sakau, labai rekomenduoju ir pasitestuoti, ir pasižiūrėti, ir įsivertinti, ir pareflektuoti. O jeigu bus noro pasibendrauti, pratęsti, tai visada galima bus Povilo paprašyti. Super, tai čia jau ne tai, kad manęs paprašytų, tu čia dabar savam rate, žinai, būdama čia ką ir užklaus ir pasibendrau bus galim. Super, klausykit, mes labai taip ir į laiką, taip cikeli kaip ir planavom, žinai, į valandžiukę sutilpti ir tas mūsų antradienio kas savaitinis bendruomenės susitikimas, tai Živilė labai praturtinai tuo, ko pasidalinai, kai kam tai kur gal iš principo nauji dalykai yra arba naujas tas pamatymas, kad atrodo jau žinau vienus dalykus, o čia bumt atsiranda dar kitas, žinai, papildomai kažkoks žinojimas, nebūtinai patogus, bet čia irgi susijęta, žinai, su augimu ir apskritai mūsų bendruomenės to mastering awareness. Ir yra būtent apie tai, kad, tai, ką žinojai vakar, nebūtinai bus naudinga šiandien plus rytoj.
pasitikrinkim, kokie yra tie dalykai, kurie gali talkinti pačiam judant į priekį, su komanda judant į priekį. Tai aš tikiuosi, kad visi mes čia radom savo, kas yra naudinga, kas bus naudinga. Tai didelis dėkui tau. Nežinau, gal kiti dar turi kažkokią tą įžvalgą ir pasidalint prieš atsisveikinant. Tai prašau, ar žinute, ar mikrofoną įsijungsit ir dar turim šiek tiek laiko. Aš turiu klausimą, ar va šitą testą Živile duodi vadovų komandoms, jeigu kalbi apie gausintojus, ar kažkokį, duodi jiem įsivertinti ir jie tada, ne, čia ne aš. Žinai, man šitas Povilo kvietimas, Loreta, labai geras ir priminimas suveikia. Aš gal, kai mes irgi kalbėjom apie tai, kad faina būtų pasidalinti, aš pagalvojau, kas galėtų dar praturtinti tą pasidalinimą ir prisiminiau, kad šitas testas yra laisvai prieinamas ir aš buvau apie jį visiškai pamiršus, Loreta. Nuoširdžiai sakau, tiesiog, kaip prisėdau dar pasižiūrėti, kad taip atsakingai galėčiau papasakoti ir pasidalinti. Tai žinok, atsakymas paprastas būtų ne. Bet kadangi aš dirbu su kitais įrankiais, aš dirbu su emocinio intelekto įrankiais, aš dirbu su galupo stiprybėmis, kurios labai padeda pamatyti tą šviesą tamsią pusę, pat jeigu prisimeni ar ne iš praktikos stiprybių, tai šito nedaviau, bet galvoju, kad, žinai, reikės kažkaip man įpinti į sesijas asmeninės. Atnaujinsiu pasiūlymą, spektrą įrankių, rinkitės, kuriuo drąsiausiai į save būtų pasižiūrėti. Tai nedariau, bet manau, kad visai verta prisiminti. Dar yra toks vienas ribojantis faktorius Lietuvoje, kad kiekvieną kartą reikia pasitikrinti, ar anglų kalba nėra labai svetima, nes vis dėlto dar yra nemažai vadovų komandų, kur anglų kalba ne visada yra lengvai priimama ir įsileidžiama. Tai va čia yra tam tikras ribojantis faktorius, bet tam tikrom komandom tikrai visai būtų smagu, manau. Kas nors dar? Atliepimą? Buvo labai įdomu, Živile, ačiū, tave jau čia ruošiasi kviesti kavos. Kaip faina, Aušra, mielai. Aš nesau, kad jau Aušra kviečia, dar tik tai nori kviesti, dar nekviečia tave, žinai, bet... Tai gerai, aš iš karto sakau, kad jau kai užsinorės, tai mielai. Tai tegul kviečia tada, jo. Buvo labai naudinga man šios dienos iššūkiams, tai ką aš girdau, ačiū. Rašau. Super, ir Ugnė, visi kiti, ačiū dar kartelį visiems, kas susitikom šiandieną mūsų antradieniam susitikime ir Živile, ačiū, kad prisijungiai. Tikiuosi, kad žiūrėk, ir už kvietimą, ir už dalinimas. O jeigu kas turite kokių smagių knygų, mačiau, ten irgi buvo vienas pavadinimas paminėtas, tai žinokit, brūkštelkit man kažkaip ar čia, ar per LinkedIn, aš iš tų knygų maniakių, tai mielai priimsiu visas rekomendacijas ir jomis pakankamai daug dalinamės. Tai iškart ačiū visiems ir už laiką, ir už būsimus susitikimus. Super, ačiū tau dar kartelį. Tai ir visiems ačiū už ryšį, kurį kartu kuriam. Kurkim ir toliau. Dėkui dar kartą ir iki malonaus. Ačiū visiems, iki. Iki.